štai, dar porą merginų. Nerandu to, kad gražintų veidą. Kažkodėl besifotografuojančių prie tautiškos giesmės autoriaus. Telpa kudirka? Labas, čia Austėja, man 26 metai, aš esu iš Kauno, bet šiuo metu gyvenu Londone. Na žinoma, 8 metus gyvenant Londone pasiilgstama bet ko, kas siejasi su Lietuva. Pirmi metai buvo žiauriai sunkus, ten praėjau tokių dalykų, kad net sunku papasakoti iš tikrųjų. Viskas buvo, ir ten sunku buvo ir gyventi, reikėjo kraustytis gal 20 kartų, nežinau kiek kartų, ir visokių nuotykių turėjom, ir darbo neturėjom, ir pinigų neturėjom, ir pirkdavom loterijos bilietus, galvom, kad gal laimėsim ką nors. Niekada nieko nelaimėjau, bet galų gale viskas susiklostė tikrai puikiai. Sėkmingai Londone baigusi reklamos ir marketingo studijas, Austėja dirba pagal specialybę, o po darbų mikrofoną į rankas ir atsiduoda sielos šauksmui. Aš turiu savo grupę, koncertuoju kartais, visokiose muzikiniuose klubuose, būtent kurie skirti tokiam jaunom grupėm, kurios dar nėra labai gerai žinomos. Prašau dainą savo pati, tai mums gerai, nes yra ką groti, savo programą turim. Išbandžiusi laimę 10-tūkstantinėse britiškojo X Faktoriaus atrankose, Austėja visai pagristai nusprendė, kad mažesnėme, bet gimtajame krašte jai gali sektis kur kas geriau. Tik kažkodėl jaudinasi ji labiau nei atrankose Anglijoje. Šiaip tai niekada nebijau, bet šiandien kažkodėl jaudinuosi, nes niekada nedainavau dideliai scenai lietuviams. Ta prasme Lietuvai ir nežinau, kokios reakcijos tikėtis. Viskas bus gerai, suvaldysi. Nei vieno dar nebuvo, kuris nesijaudina, taip kad viskas tavo rankose. Tikiuosi. Puiku, Austėja. Sėkmės tau, štai tavo šlovės duris. Gerai. Atidaryk jas drąsiai, gali spirt koją. Nori, aš tau padėsiu. Gerai. Aš padėsiu, nes... Čia galvos, kad tu taip, vaikai, sėkmės. Labadiena. O, kokia graži. Labas. Kuo jūs vardu, iš kur esate ir kuo jūs vardu? Ir iš kur esate dar? Aš esu iš Londono, bet iš Kauno. Kaune gimiau. Aš esu iš Londono. Tai jau dabar šitai. Šitos rajonas kažkoks Kaunas. Kaip klausi, taip atsakau. Taip ir atsakiau. Gerai, iš Londono, bet Kaune gimusi. Kaune gimiau ir užaugau. Kaune gimus, Kaune augus, Kauno nemačius. Šiek tiek mačius. Gerai, o Londone ilgai gyvenat? Beveik 8 metai bus šią vasarą. Tai klausykit, ganėtinai ilgai. Tai jūs jau esate Austėja ten prisisodrinus Londono muzikinio gyvenimo, to šurmulio gyvybės, pritraukusi save kaip kempinės, sproginėja, dabar norit mums viską parodyti? Galbūt, nežinau, bandau kiek įmanoma nueiti visus koncertus, bet tiek daug, kad... Gerai, ką dainuosit šiandien? Dainuosiu Lana Del Rey, Summertime Sadness. Šiek tiek kitokią versiją, mano pačios. Gerai, užsednesinkit mus, prašau. Gerai. Tikiuosi, nelabai liūdėsit. Vasara liūdna. Austėja tikrai gerai dainuoja. Ne, jinai tikrai labai gerai dainuoja. Ne. Labai gerai dainuoja. Ne. Taip. Eik. Tikrai dainuoja. Tikrai. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above. I sizzle like a snare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. Ačiū, Austėja. Ačiū. Aš galiu. Samai gali rėžti. Man jūs sceniškai, jūs turit tą, kaip sakant, kultūrą visą. Ačiū. Ką tu ten su savo balsu darai, aš nesuprantu niekaip. Ta prasme, dabar aš taip, jeigu aš nekėčiau, tai visiškai nelogiškose vietose bandai dėti tos žaidimus, ar ne, su balsu, kur perėjimą balsu, kur visiškai nereikia. To buvo labai per daug, kur tai nebebuvo skanu.
kas per daug tas nesveika, toks posakis yra. Nors iš tikrųjų atrodai nuostabiai ir liktai yra ta gera medžiaga, žinai. Nu. Jūs momentais atrodite seksualiai susijaudinus. Aš tikiuosi, kad aš netrodo, kai seksualiai susijaudinu. O tu susijaudini? O tu susijaudini? Nelabai. Nu, gaila, aš nesusijaudinau seksualiai. Nereikėjo to daryti. Ačiū. Aš tai čia, mačiau kažkaip, nežinau, man buvo daugiau pozos, gal labiau formos negu turinio, nes man atrodė čia daugiau dūsavimų negu normalaus dainavimo, o jeigu jūs norėjote parodyti, kad dūsavimai yra jūsų stiprioji pusė, tai... Gal labai jaudinasi, gal tik tai dėl to. Ta mažoka, aš nežinau. Galima aš pradėsiu verdiktą? Jau. Nes ką tik šnekėjo Marijonas ir mane jo balsas jaudina daug labiau. Tai aš sakau ne. Aš atsiprašau, aš taip pat sakau ne. Samau. Aš tau vis tiek duosiu tada taip. Ir Sauliau. Ne. Austėja, dėja, jūs turite 3 ne, 1 taip, bet to neužtenka patekti į kitą etapą. Ačiū jums labai. Ieškok savęs. Per daug manieros. Tai blogai dainavau? Ne. Žinai, mes tarėmės ir mes nusprendėm, Tai patiko. Taip, jaudulys tave nužudė šį kartą. Turbūt. Jis rankelas tik rengiavo. Nu, lemba. Na, nieko. Nieko. Kokia atveju pabandėjai ir Gerai viskas. ačiū, kad atėjai. Sėkmės. Kažkaip, nežinau, gal labai jaudinausi, gal dėl to, nes šiaip iš tikrųjų koncertuoju ir nemažai ir viskas gerai sekasi, bet, nežinau, šiandien kažkaip aš jų labai bijojau tos komisijos. Jo, kažkokie jie nemalonus pasirodė šiandien, nežinau. Gal nusibodo jiem viską šiandien klausyti, prasme, gal iš tikrųjų daug visko vyksta ir taip toliau, nežinau. Hei! Ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.